Tai pirmiausia, atsidarę patį linką susikursime naują projektą. Tai galima padaryti per Projects Manage. Ir užsirašę projekto vardą reikėtų parinkti koordinačių sistemą, nustatyti LKS ir tuomet jau galima būtų atidaryti projektą. Atidarius projektą būtų galima jau įkelti modelį, prie kurio bus jungiamas taškų masyvas. Šis modelis buvo išsaugotas SketchUp formatu ir jį įkėlus, tuomet galima jį apžiūrėti ir 2D, ir 3D režimu. Pažiūrėti, ar viskas gerai matosi. Kitaip sakant, patikrinti modelį. Ir tuomet galima prie device prijungti 3D lazerinį skenerį. Jeigu jo nematome, reikėtų paspausti mygtuką Find ir tuomet paspausti Connect. Ir kai prisijungia skeneris, mes iš modelio sukursime porą taškų, su kuriais bus jungiamas 3D masyvas. Tuomet pasirinksime Endpoints, galinius taškus ir ant modelio pažymėsime juos. Reikėtų pažymėti bent 2 taškus, bet šiuo atveju pažymėsime 3. Ir prieš žymint svarbiausia yra, kad būtų tikslus taškai ir modelį ir realybėje, taip pat, kurioje vietai pastatysite 3D lazerinį skenerį, turėtų visi taškai paprastai ir visai gerai matytis, nes kitaip neišeis jų sujungti. Kai sujungsite taškus, reikėtų paspausti mygtuką Create, kad juos sukurtų. Tuomet galima patį skenerį pririšti prie modelio. Tai galima padaryti paspaudus ant taško ir paspaudus ant mygtuko kairiai. Jį paspaudus įsijungs lazeris skenerio ir tuomet šiais mygtukais reikėtų nustatyti tikslę vietą to taško, ant kurio paspaudėte. Ir tuomet galima paspausti matuoti ir bus išmatuojamas atstumas nuo skenerio iki taško. Ir matome, pasikeičia taško spalva ir tada galima pereiti ant kito taško. Jis irgi bus matuojamas tokiu pat režimu, mygtukais į kairę, į dešinę, į viršų, į apačią nustatomas lazerio vieta. Tuomet vėl paspaudžiama matuoti tašką viršų į dešiniai. Ir jau išmatavus tašką galima bus paspausti mygtuką apačioje Set ir bus nustatoma skenerio vieta pagal šiuos išmatuotus atstumus. Taip pat, kol matuojame tos atstumus, nereikėtų judinti skenerio. Paspaudus Scan Collect ir apačioje galima nusistatyti skanavimo režimą. Šiuo atveju pasirinksime greičiausią be nuotraukų ir paspausime Start. Skeneris surinks taškų masyvą ir iš karto jis bus pririšamas prie modelio, tai tuomet galima iš karto jį pasižiūrėti. Ar viskas gerai su taškų masyvu, ar jis tiksliai buvo pririštas prie modelio. Tuomet atliksime inspekciją, Scan Inspection ir reikėtų pasirinkti didžiausią tolerancijos atstumą. Tai yra atstumas tarp modelio ir point cloudo, ties kurio bus atliekama inspekcija. Pirmu atveju mes pasirinksime 10 cm, tai yra 100 mm.
ir apačioj dėžutės mygtukas, tai reiškia, kad bus atliekama inspekcija. Jį paspaudus, point cloudas nusidažys skirtingomis spalvomis ir kairiai pusėje iš karto galima matyti inspekcijos rezultatus. Galime persižiūrėti taškų masyvą, matyti, kuriuose vietose yra žaliai nuspalvinta, tai yra atstumai tarp 2 cm ir milimetro, o kur yra labai dideli skirtumai tarp modelio ir taškų masyvo, kas yra apie 10 cm ir daugiau. Taip pat tos vietos, kurios nėra nuspalvintos, tai reiškia, kad arba tai yra nenuskanuota, arba jau viršė 10 cm skirtumą. Tuomet atliksime antrą inspekciją ir didžiausią tolerancijos atstumą pasirinksime 5 cm, kas yra 50 mm. Ir tada matysime, kaip skiriasi pirmos ir antros inspekcijos rezultatai. Iš karto nusispalvina taškų masyvas ir galima matyti skirtumus.